Atsisukite į pilką medinį pastatą. Jums už nugaros rieda troleibusai, skuba praeiviai, o iš senų pastatų langų žvelgia tie, kurie išėjo. Išėjo, bet amžinai liko čia, teatre. Jie vaikščiojo teatro koridoriais, ruošėsi spektakliui Grimerinėse, lenkėsi publikai, o šiandieną žiūri į mus iš archyvinių nuotraukų. Stiklo menininkė Valda Verikaitė specialiai teatro 100-mečio parodai sukūrė stiklo veidrodžių ir fotografijos instaliaciją Teatro atspindžiai. Šiuose languose skaitmeniniu būdu išryškintos fotografijos, kuriuose išėję Kauno dramos teatro aktoriai. Kiekvienas langas tarsi kadras iš spektaklio, teatro istorijos atspindys. Amerika pirtyje, Barbora Radvilaitė, scenografijos fragmentai, įsimintiniausi kostiumai. Juk teatro istorija tai aktorių istorija. Visi jie paliko teatre savo žvilgsnį, vaidmens šešėlį, žodžių skambesio aidą. Šios nuotraukos atspindi jų gyvastį ir gelbsti nuo užmaršties. Matinis fotografijos paviršius atitirpdo jų žvilgsnių tankmę, kurioje slypėjo kūrėjo trapumas ir kūrinio amžinybė, 100-mečio teatro galia ir gyvybė, istorija, kuriama asmenybių. Apeikite šį namą iš kitos pusės pro tarnybinę automobilių stovėjimo aikštelę.